Tai kodėl aš naudoju Gencraftą visiems šitiem momentams, nes jisai leidžia pasirinkti stilių. Kokiam stiliui aš noriu, kad tai būtų 3D animacija, galima pasirinkti modelį, kaip tai bus. Ir va, tarkim, 3D charakteris buvo, kurio man reikėjo, ir tada aš jau vedžiau pasirinkęs visus šitos dalykus. Taip, pasirinkam dydį, pasirinkam visus, kurios mums reikia, mes galime pradėti rašyti promptą. Leidžia sukurti tikrai labai daug begalę įvairiausių paveiksliukų ir tikrai pakankamai realistiškai yra kuriantis. Nėra tobuliausias, nėra pats geriausias, bet man jisai patikęs, bent jau su juo susipažinau prieš metus laiko. Po metų laiko yra įrankių, kurie turbūt daro daug geriau, bet man, kai reikia kažko labai greitai, dabar aš turiu Pro versiją šičia, nes naudojau kurti visiems tiem paveiksliukams, tačiau čia galima susikurti ir savo modelį, jeigu mums reikia. Palei kurį visą laiką kursis ir jeigu mes pasinaudosim modeliu, ką kiti sukūrė, ir rašysiu promptą,